Pradedant šią istoriją, įsivaizduokite, 72 metų senjorė, ieškanti draugijos ir bendravimo, galbūt ir meilės, savo išmaniajame telefone atranda naują pažintį. Nuo to momento prasideda įvykių grandinė, kuri moteriai kainuos ne tik dešimtis tūkstančių eurų, bet ir paliks gilias emocinės žaizdas. Nuo pažinties iki praradimo. Utenos apskrities gyventoja, naudodamasi populiaria pokalbių programėle WhatsApp, užmezgė pažintį su nepažįstamu vyriškiu. Jų pokalbiai greitai tapo artimi ir asmeniški. Per kelias savaitės nuo Liepos 16 iki rugpjūčio 4 dienos moteris patikėjo vyro pasakojimu ir pervedė jam 10 000 eurų. Tačiau tai buvo tik dar vienas kruopščiai apgalvotas sukčių planas, žinomas kaip romantinis sukčiavimas. Būtent toks apgavysčių tipas yra vienas emociškai paveikiausių. Jų metu sukčiai pasinaudoja vienišų žmonių jausmais, noru bendrauti ir patirti meilę, kad išviliotų pinigus. Jie kuria įsivaizduojamą santykį, įgyja aukos pasitikėjimą, o tada, pasinaudodami sugalvotą istoriją, išprašo pinigų tariamoms nelaimėms, ligoms ar verslo investicijoms. Kai Utenos gyventoja suprato, kad tapo apgavystės auka, ji nedelsgala kreipėsi į policiją. Buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo. Šis įvykis dar kartą primena, kad romantinių sukčių taikiniu gali tapti bet kas, nepriklausomai nuo amžiaus ar išsilavinimo. Jų metodai nuolat tobulėja, todėl svarbu išlikti budriems ir kritiškai vertinti nepažįstamų asmenų prašymus, ypač kai jie susiję su finansais.